Labą dieną visiems, tikiuosi mane girdite gerai. Albertos paprašysiu, kad jinai parašytų mums laišką, ar tikrai gerai girdi, vadinasi ir kiti kolegos girdės. O man malonu pristatyti, kad šiandien Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje vyksta pirmas seminaras, tiesioginis seminaras miškininkystės klausimai ir tema pagrindiniai miško kirtimai. Ir šiandien pas mus lektorius, patyręs lektorius, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojas Evaldas Survila, kuris paskaitys paskaitą, o šitas projektas įvyko todėl, kad aplinkos ministerija nusprendė finansuoti nuotolinius tiesioginius mokymus, kurių metu ne tik tai išklausytų teorinės žinias, bet ir visi dalyviai turės galimybę pateikti klausimus ir žodžiu tiesiogiai ir taip pat raštu. Taip pat atliekame įrašą, kad šitą informaciją galėtume vėliau irgi patalpinti ir tiems, kurie nespėjo, galbūt neturėjo laiko, vis tiek tai yra darbo diena, kad galėtų irgi pasižiūrėti, o klausimus visada bus galima pateikti. Tai aš maloniai perduodu žodį ponui Evaldui Survilai, kuris ir pradės mūsų paskaitą ir tyliai ramiai pasitraukiu iš darbo vietos. Ačiū. Prašau. Ačiū. Na, šiandieną mes išbandome naują konsultavimo tokį būdą miškininkams, privatiems miško savininkams. Ir pirmoji paskaita, pagrindiniai miško kirtimai. Na, tai aš sakyčiau, kirtimai, tai svarbus kirtimai, kadangi tai yra miško derliaus nuėmimas. Na ir tas pats pavadinimas, pagrindiniai miško kirtimai, sakyčiau, galbūt tikslingiau ir savo paskaitose, kada turiu, tai šitos kirtimus daugiau vadinu medžiapjūtės kirtimais, taip kaip ir rūkėpjūtė, javapjūtė, šienapjūtė, taip ir šitie kirtimai yra, na, kaip sako, to labai didelio darbo, kurį įdėjo miškininkai ar miško savininkai nuo pasodinimo iki medyno brandos, na, rezultatų nuėmimas. Dabar pagrindiniai miško kirtimai yra reglamentuojami, tai yra pagrindinis, tai yra miškų įstatymas ir visi teisiniai tokie aktai yra miško kirtimų taisyklėse. Miško kirtimų taisyklės jos, na, po truputį keitėsi ir, na, paskutinis miško kirtimų taisyklių priimtas variantas yra 2015 metais. Na, kirtimų, čia truputėlį kažkas tai mane leidžia. Gerai, tai va čia yra mūsų miško kirtimų ta visa klasifikacija ir pagrindiniai kirtimai visoji miško kirtimų sistemoje sudaro va štai šitą dalį. Dabar pirmiausiai norėčiau, kadangi tas yra nepaprastai svarbu pačiose kirtimų taisyklėse, bet šiek tiek su miško kirtimo taisyklių sąvokomis. Prieš tai buvusiose miško kirtimo taisyklėse grynas medynas buvo, kuomet kitos medžio rūšies medyno sudėtyje yra iki 20%. Šiuo metu jau grynas medynas yra, kada kitos rūšies sudėtyje ir tas ūkinės priemonės, kaip numato, turi būti, na, tik tai apie viena dalis. Tai yra iki 15
procentų kitos rūšies. Dabar brandus medynas. Brandus medynas tai yra toks medynas, kuriame vyraujanti medžių rūšis, tai yra ta medžių rūšis, kurios yra daugiausia medyne, yra pasiekusi pagrindinio miško kirtimo amžių. Čia kažkodėl tai prašo balso, čia negirdi kai kas. Gal galima truputėlį pataisyti, pažiūrėti. Minutėlę aš tuoj jau sako, girdim. Tai, yra taip, vyraujanti medžių rūšis, tos, kurios yra daugiausia. Jeigu čia, kur yra užrašyta sudėtis, tai pavyzdžiui, gryno medyno ten yra pirmoji sąvoko yra pabraukti medynai, o mišrūs medynai, jūs matote, ten vyraujanti rūšis yra juodalksnis ir ąžuolas, jų yra medynų sudėtyje daugiausia. Taip, dabar įvairiamžis medynas. Įvairiamžį medyną dažniausiai formuoja atrankiniais kirtimais, arba kartais ir natūraliai būna susiformavęs įvairiamžis medynas. Tai yra toksai medynas, kurio pirmam arde augančios medžių rūšys skiriasi daugiau negu 20 metų. Imkime, yra, reiškia, medynas, kuriame auga beržai, drebulės, eglės, ir jų amžius yra daugiau negu 20 metų, skirtumas didesnis negu 20 metų. Vienamžis medynas, kaip tik tai tas, kuriame tas skirtumas yra mažesnis. Dabar dar labai svarbi tokia sąvoka yra tikslinė medžių rūšis. Tikslinė medžių rūšis tai yra ta medžių rūšis, kurios to rūšis ir sudėtis tai yra ta, kurios mes siekiame turėti brandos amžiuje. Tai pavyzdžiui, sodinome kirtavietėje eglę, ąžuolą, tai matomai mes ir norėsime kažkokios tai panašios sudėties medyną turėti brandos amžiuje ir jį nukirsti medžiapjūtės kirtimu. Dabar, kaip tik tai mes dabar ir matome amžių, pagrindinių miško kirtimų amžių, kuris priklauso nuo miško grupės ir taikomo kirtimo būdo. Visi Lietuvos miškai yra skirstomi į 4 miškų grupės. Pirmos miškų grupės medynuose kirtimai nevykdomi, arba jeigu ir kažkokie tai kirtimai daromi, tai jie yra specialios tokios paskirties, tie patys kirtimai, siekiant išsaugoti atitinkamas rūšis ar buveinės ir panašiai. O antros grupės ir 3-4 grupės miškuose jau yra kirtimo amžiui skirtingi. Ir šiek tiek skirtingi kirtimo būdai pagal medžių rūšis. Mes gal dar grįšime truputėlį prie šitos lentelės, kada šnekėsime apie atskirus kirtimus.
Taip, dabar privačiuose miškuose, reiškia, grynus baltalksnynus, drebulynus, blindynus, reiškia, kada šitos rūšys sudaro iki 8 dalis sudėtyje, galima kirsti, reiškia, neribojant amžiaus. Manyčiau, čia truputėlį gal ne visiškai suderinta, su tom kirtimo taisyklėm, kur sakoma apie grynus medynus. Tuomet turbūt ir čia ateitie kirtimo šitose privačių miškų nuostatuose gali būti tam tikras pakeitimas. Dabar taip pat neribojamas ir svetimžemių invazinių medžių rūšių kirtimo amžius, išskyrus maumedį ir buką, kurie yra priimti į tas rūšis, kurios yra priimtos veisti, želdyti, atkurti mūsų miškuose. Antroje grupėje leidžiama vykdyti tik tai grupinius atrankinius kirtimus, ten, kur buvo čia kažkodėl tai su balsu ne visiškai gerai. Čia mūsų pirmas toksai pristatymas. Aš žiūriu, kad kai kada negirdi. Kompiuterio garsą reikia patikrinti. Čia truputėlį taip žiūrėti. Pas mus viskas gerai, čia jų kompiuteris. Tai gerai. Gerai, tai grupinius atrankinius kirtimus, apie kuriuos mes truputėlį vėliau dar pakalbėsime. Dabar grupiniai atrankiniai kirtimai šituose antros A grupės medynuose yra pradedami nuo lentelėje nurodyto amžiaus, tai ten maždaug apie 30, o ąžuolynuose beveik iki 50 metų tokį laikotarpį, ir toliau vykdomi tik tai biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai. Antroji grupiai tie plynieji kirtimai iš viso nėra vykdomi. Taip, dabar ten pirmoji tokioj schemai buvo tik tai pažymėti tie 3 kirtimo būdai, tai yra plynieji, atvėjiniai ir atrankiniai kirtimai, tačiau pačiose kirtimo taisyklėse jie yra smulkiau skirstomi. Plynieji į 2 dalis, 4 būdai yra atvėjinių kirtimų ir 2 atrankinių kirtimų. Tai dabar gal kiek apie kiekvienos iš jų šnektelsim. Taip, plynų kirtimų medynas iškertamas per vieną eksploatacijos laikotarpį, išsaugant pomiškį, jaunuolynų grupės, esamus palajinius želdinius, jeigu jie buvo šitame medyne, ir biologinės įvairovės medžius, kuriuos esame numatę palikti šitoje kirtavietėje. Dabar plynieji kirtimai yra ypatingi tuo ir nuo kitų, šitų neplynųjų kirtimų skiriasi tuo esminiai, kad iškirtus brandų medyną
Naujas medynas dažniausiai atkuriamas želdant, kirtavietėse želdant. Na tai jūs matote, vat, kirtavietė, plyno kirtimo kirtavietė, paruošta dirva želdymui. Schemoje buvo plynieji kirtimai skirstyti į sklypinius ir biržinius. Visumoje miškų įstatyme ir kirtimų taisyklėse yra pažymėta, kad maksimalus plyno kirtimo plotas yra 8 hektarai 4 grupės miškuose, o 3 grupės miškuose 5 hektarai. Na, kai kertamas visas sklypas, tai šitas kirtimas vadinamas sklypiniu, o kai kertama tik atribota, atskirta dalis nuo to didesnio sklypo, tada sakoma, kad kertame biržiniu kirtimu. Dabar, kada yra sklypinis kirtimas? Tai sklypinis visi brandus medynai, kurie yra iki 3 hektarų, gali būti kertami sklypais iš karto. Na, o jeigu tas sklypas, taksacinis sklypas yra didesnis nei 3 hektarai, jis irgi gali būti kertamas visas iš karto, tačiau jo plotis rytų vakarų kryptimi neturėtų viršyti 1,5 maksimalaus biržės pločio. O maksimalus biržės plotis kirtimo taisyklėse numatytas pagal tai, kokios medžių rūšys bus atželdomos iškirstoje biržėje. Na, pavyzdžiui, jeigu ir tiesa dar ir priklauso nuo augavietės, tai jeigu paimsime NC augavietėj kertamą beržyną, tai biržės plotis yra 75 metrai, nes šitoje augavietėje dažniausiai yra želdoma eglė. Na, o jeigu sklypas neviršija 1,5 leidžiamo, tai dar galima pridėti tą 75 padalinus iš 2 ir jeigu jis telpa į šitos apribojimus, reiškia, mes galime kirsti visą šitą sklypą. Na, dabar jeigu, reiškia, labai reti medynai, reti tai ten iki 0,3 skalsumo, na, reiškia, arba perbrendę medynai, tarp kitko perbrendusių medynų Lietuvoje yra nemažai, tai projektuojant, reiškia, galima neatsižvelgti, kertant biržės iki 5 hektarų ploto. Na, dabar kertant plynai, tai svarbus tokie elementai, tai yra biržės kryptis arba jos ilgoji kraštinė pasaulio šalių atžvilgių. Biržės kryptis, kaip taisyklė, turėtų būti iš šiaurės į pietus, arba leidžiama nedidelė nuokrypiai, daugiau jį, jeigu taip ilgį imant, daugiau jį vakarų pusę iki 45 laipsnių ir į rytų pusę iki 25 laipsnių. Tai jeigu sklypo ta ilgoji kraštinė yra orientuota tokiom kryptim. Dabar plotis tai yra trumpoji kraštinė statmena biržės krypčiai. Tai jau yra šiaurė pietus, tai plotis yra matuojamas iš rytų į vakarus. Dabar šliejimas. Šliejimas tai yra, šliejimas nusako, kaip yra kertama kita biržė šalia jau iškirstosios. Tai, šliejimas, šliejamos yra biržės, jeigu didesnis
sklypas kertamas, tai įmama biržė pirmoji rytinėje pusėje, o po sekanti kita biržė būtų jau į vakarų pusę. Na ir šliejimo laikas. Na, šliejimo laikas pagrinde jau praktiškai yra susietas su atkūrimu jau iškirstoje biržėje. Jeigu prieš tai iškirstoje biržėje yra perspektyvus pomiškis, atitinkantis augavietės sąlygas, jeigu to pomiškio yra pakankamas kiekis, kiek numato miško atkūrimo reikalavimai, ir šitas pomiškis yra ne mažesnis kaip pusę metro, mes jau galime numatyti kitos šlieti šito šalia kitą biržę. Na, tai čia šitoje skaidrėje kaip tik tai tas ir yra pasakyta. Dabar čia va, kai tik tai mes ir turime tuos biržių pločius. Na, atskirai 4. ir 3. grupės miškuose. Na, ir ypatingai atkreipiu dėmesį, tai biržės plotis nustatomas ne pagal kertamo, bet atkuriamo medyno vyraujančią medžių rūšį. Na, pasižiūrėkite, šitoje lentelėje kaip tik tai ir yra numatyta atkuriamos medinė medžių rūšis. Tai dabar čia yra tokie, reiškia, kaip kas dar yra leidžiama. Tai jeigu yra sanitarinių požiūrių pažeistas medynas, tai biržės plotis neribojamas. Šlaituose, statokose šlaituose plotis iki 75 metrų, na, vandens telkinių šlaituose plyni kirtimai yra nevykdomi. Taip, dabar čia šliejimo tie laikai, kurie yra numatyti miško kirtimų taisyklėse. Dabar 5 metai yra numatytas minimalus šliejimo laikas. Na, maždaug per tą laiką kaip tik tai ir susiformuoja tas tikslinių rūšių pusės metro aukščio pomiškis. Na, o kada atkuriami pušynai nenusausintose pelkinėse augavietėse, ten dažniausiai yra paliekami sėkliniai medžiai medynų atkūrimui, tai todėl yra duotas ir ilgesnis 10 metų šliejimo laikotarpis. Na, o ypatingai čia, jeigu privačių miškų savininkams, jeigu jūsų yra nedidelė šitie privačių miškų plotai ir jūs norite dažnai netgi ir medynai gretimo kaimyno, reiškia, teritorija yra panašus ir gali būti kertami, tai bendras kertamos ir šliejamos biržių plotas neturėtų viršyti abiejų biržių ploto ir pločio apribojimų. Na, kokie medynai yra kertami plynai? Na, plynai kertami dažniausiai medynai, kuriuose nėra tikslinių medžių rūšių pomiškio. Tikslinio tai prisimena to, kuris atitinka tai augavietėje augintina medžių rūšis. Ir
nėra galimybės atsirasti šitam pomiškiui, kertant neplynuoju kirtimu. Na, čia pavyzdžiui gali būti toksai variantas, kad kai kur nėra tuo tikslinio rūšių pomiškio, ypatingai pušynuose, tai ten kaip tik tai yra taikomas tas antrasis variantas, kada bandoma tą pomiškį suformuoti neplynu kirtimu. Tai yra Benedikto Labanausko atvėjinis, dviejų atvejų atvėjinis kirtimas. Na, taip pat plynai kertami medynai, kuriuose nėra perspektyvaus antro arto ar palajinių želdinių. Na, apie antrą artą dar truputėlį pašnekėsim, koks tas antras artas turėtų būti, kad gali būti kertama, reiškia jau neplynų kirtimu. Taip pat augantis pelkinėse augavietėse, nes ypatingai jeigu yra sudėtyje eglės, tai šitose augavietėse U ir P drėgnumo laipsniuose, kertant neplynais kirtimais, po pirmo tokio medyno išretinimo vėjas padaro antrą išretinimą ir tenka padaryti jau priverstinai plyną sanitarinį kirtimą. Dabar taip pat yra kertami plynai nedidelio 0,4 ir mažesnio skalsumo medynai be gyvybingo pomiškio. Tarp kitko, jeigu yra tokio mažo skalsumo medynai ir yra pomiškis, tai iš karto galima tenai projektuoti jau paskutinį atvėjinių kirtimų atvejį, siekiant ir saugoti šitą gyvybingą pomiškį. Na ir neatsparūs vėjams eglynai. O neatsparūs vėjams eglynai yra dažniausiai tokiuose L ir U drėgnumo laipsniuose. Na ir, reiškia, net jeigu L drėgnumo laipsniuose kartais ir teoriškai siūlomi yra šitie atvėjiniai neplyni kirtimai, tačiau bendras medynų išretinimas po pirmųjų atvejų neturėtų būti mažesnis kaip 0,7, 0,6. Na ir jau nusakintų nedaug pušynų yra, tačiau būna tokio vyresnio amžiaus pušynai jau nederantis, kuriuose tie atvėjiniai kirtimai dažniausiai nepasiseka ir reikia atkurti želdant. Na, o plyni kirtimai yra draudžiami nacionaliniuose parkuose, išskyrus pelkinės augavietės, antros grupės miškuose ir prie 100 metrų pločio juostose prie magistralinių kelių. Na, dabar atvėjiniai miško kirtimai. Atvėjiniais kirtimais medynai iškertami per 2, 3, kartais 4 atvejus. Tačiau jau, reiškia, medynas priešingai negu plynuose kirtimuose yra formuojamas iš esamo arba kirtimo metu sudaryto pomiškio bei antrojo ardo. Na, jeigu gal lyginant, tai galima sakyti, jeigu sodininkystėj plynas kirtimas, tai atėjus į sodą nupurtomi visų veislių, reiškia, medžių obuoliai ir spaudžiamos sultis ar panašiai. Tai atvėjiniais kirtimais jau čia daroma tam tikra atranka. Vienu atveju
ar tam tikros medžių rūšys, ar tam tikri medžiai iškertami, taip kaip mes panaudojame sode pirmiausiai vasarinės veislės, po to rudeninės, žieminės. Taip ir čia medynas, tik tai su atitinkamais, aišku, miškininkystės tikslais kiekvienam iš šitų atvejų. Dabar priklausomai nuo atvejų skaičiaus ir kirtimo trukmės, tai yra tie keturi būdai. Lietuvoje tipiškas tai yra daugiau klasikinis atvejinis kirtimas, kuriuo paremta daugiau šitie likę 3 supaprastinti grupiniai ir ilgalaikiai atvejiniai kirtimai. Ir jis kaip toksai dažniausiai yra nevykdomas. Taip, dabar tipišku tuo atvejiniu kirtimu, mes nuo pat pradžių darome 4 kirtimo atvejus ir jais sudarom sąlygas medyno derėjimui, pomiškio atsiradimui, išsaugojimui ir galutiniam medyno nukirtimui. Tuo tarpu supaprastinti atvejiniai kirtimai jau kažkas tai to tipiško atvejinio kirtimo jau 1 arba 2 atvejai jau būna padaryti arba jau susiformavę savaiminiam medyne. Ir pavyzdžiui, vienas atvejis gali būti skirtas nepageidaujamų medžių rūšių dribulės, baltalksnio atauginės galios mažinimui. Jeigu yra pomiškis, tai nereiktų apsėjamojo atveju. Mes iš karto darome to pomiškio apšviečiamąjį atvejį ir galutinį kirtimo atvejį. O Labanausko atvejiniu kirtimu, kurį vėliau aš parodysiu net ir nuotraukoje, jūs matysite, ten paliekami beveik sėkliniai medžiai, iš kurių yra suformuojamas tas pomiškis siekiama savaiminio žėlimo. Dabar ilgalaikiai atvejiniai kirtimai yra taikomi tokiuose mišriuose medynuose, kur, pavyzdžiui, lapuočių, beržynuose, drebulynuose, kur iki 4 dalių yra, tai yra 4 dalys yra dar nebrandžių medžių, kurie pasieks brandą maždaug po 20 ar daugiau metų. Galime paimti tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, yra drebulynas su egle. Drebulė brandą 4 grupėje pasiekia 41 metų, eglė 71. Jūs matote, skirtumas 30 metų. Jeigu dabar kirsime kartu šitą drebulę ir eglę, kurios yra, 4 dalis medyno sudėtyje, mes kirsime dar pakankamai gerai augančius eglės medžius. Tikslinga būtų šitą medynę pirmiausia iškirsti drebulės, o po to dar paauginti iki brandos egles ir jau brandos amžiui nukirsti. Čia atvejų skaičius gali būti 2 ir 3 atvejai priklausomai nuo medyno skalsumo. Dabar grupiniai atvejiniai kirtimai yra vykdomi 3 ir 4 grupės miškuose, kada pomiškis yra grupėmis. Ir tos grupės turėtų
būti ne didesnis kaip 30 arų ir bendras jų plotas neviršyti 30% biržės ploto. Na, jeigu taip žiūrėti, aš čia grupinį dar turėjau tokį pavyzdį. Va štai grupinio atvėjinio kirtimo, kaip tik tai yra nuotrauka, kurios, matote, yra pomiškis grupėmis ir šitame brandžiame medyne galima štai šitą pomiškį atidengti ir šitam iki 3 arų dydžio grupę ir paauginti atidengus tas egles. Toliau medynas yra reiškia, plečiamos tos grupės ir pereinama prie visiško tų brandžių medžių nukirtimo. Dabar toliau esu minėjęs prieš tai, kad jeigu yra 0,4 ten skalsumo medynas, bet čia minima, kad 0,5 ir mažesnio skalsumo medynai, kuriuose yra pakankamas pomiškio kiekis, tai galima, reiškia, taikyti atvėjinį kirtimą, reiškia, esant tam reikiamam miško atkūrimui pomiškio kiekį. Dabar, kai vykdant tuos atvėjinius kirtimus, tos atskiros medžių rūšys iškertamos ir lieka nebrandžios, dar bręstančios medžių rūšys, to amžiaus medžių rūšis, kirtimo taisyklės numato, kad galima vykdyti kitus kirtimo atvejus, neatsižvelgiant į šitą pokytį. Na ir galutinis kirtimo atvejis. Galutinis kirtimo atvejis turėtų būti, kai pirmojo ardo skalsumas yra ne mažesnis kaip 0,4, o atkuriant pušynus ne mažesnis kaip 0,2. Štai čia tas atvėjinis kirtimas pušynuose. Medynas, pušies medynas, dažniausiai geriausiai pasiseka šitos, tai yra NB, NA augavietėse, pušyno derlingesnėse ir šiek tiek drėgnesnėse augavietėse tas kirtimas nėra labai, ne taip gerai pasiseka, bet o štai šituose neblogi rezultatai būna. Paliekama vienam hektare apie 80-100 pačių tokių gražiausių pušų, iš kurių norėtume, kad nukritusios sėklos iš tokių medžių užaugintų ateities medyną. Na ir biržėje yra mineralizuojama toj kirtavietė, mineralizuojama dirva, ar ten plūgais, ar frezomis, maždaug 20% biržės paviršiaus. Ir jeigu šitą kirtimą vykdysite jūs sėkliniais metais, tai matote, štai čia jau ir yra atsiradusios mažos pušelės, kurios reikia toliau puoselėti ir iš jų galima suformuoti medyną, nereikia želdimo. O šalia, jeigu pastebėt, yra, reiškia, nesupurenta žemė, ten tų savaiminukų būna tik tai pavieniai. Taip, dabar kaip dėl atvėjinių kirtimų, ten sakėm, kad plotis ir taip toliau, tai atvėjinių kirtimų biržų plotis, išliejimo laikas neribojami, išskyrus
Šlapes augavietės, eglynus ir lapuočių medynus su antru eglės ardu neturi viršyti, ten kaip buvo lentelė, 2 plynų kirtimų biržės pločio. O štai šitam, kur prieš tai matėte Labanausko pušyno kirtime, neturi viršyti 1,5 maksimalaus plynų kirtimų biržės pločio. Jeigu ten buvo 4 grupė 150 metrų rytų vakarų kryptim, tai dar plus 75 metrai. Tačiau ploto atžvilgiu neviršyti 8,5 hektaro 8,4 grupėje, 5,3 miškų grupėje. O paskutinis kirtimo atvejis vykdomas, kai jau kažkada tai prieš tai šalia iškirstoje biržė, miškas taip pat yra atkurtas ir pomiškis yra didesnis kaip 0,5 metro. Minėjau, kad atvejiniai kirtimai yra taikomi medynuose su antru ardu. Dabar antras ardas perspektyvus yra tada, kai jo yra pakankamai, tai yra jo skalsumas ne mažesnis kaip 0,4 ir amžius ne vyresnis kaip 50 metų. Jeigu pomiškis jau, šitas antrasis ardas jau yra bent kiek vyresnis, tai tokios jau eglės jau yra nelabai perspektyvios ir jeigu mes jau ir viršutinį ardą retinsim ir arba net ir visiškai nukirsim ten per 2 kokius atvejus, tos eglės labai jau kažkokiu tai gerų rezultatų nebeduos. Ir taip pat atvejiniai kirtimai su pomiškiu. Jeigu yra pomiškis, tai jis palaipsniui tolygiai išsidėstęs pomiškis, tai tas reiškia supaprastintas atvejinis kirtimas, o jeigu pomiškis daugiau grupėmis, tai taikomas grupinis atvejinis kirtimas. Dabar atrankiniai miško kirtimai. Atrankiniai miško kirtimai, šiuo metu daugiau mažiau tos kirtimo taisyklėse yra įrašyti antros grupės miškuose, tačiau jie gali būti vykdomi ir trečios ir 4 grupės medynuose. Ir šitais kirtimais palaikoma miško aplinka. Jeigu ilgesnį laiką vykdomas kirtimas, suformuojamas įvairiaamžis medynas. Medynas, reiškia, kertant medyną siekiama savaiminio žėlimo. Ir mes atrankiniu tuo kirtimu paimam jau užaugintus ir individualią brandą pasiekusius medžius. Tai jeigu ten buvo kertama ar ugdomaisiais, ar pagrindiniais kirtimais praktiškai beveik vieno amžiaus medyne, tai čia jau šitame medyne galima paimti jau pagal medį, kuris užaugo, atskiras medis, kuris užaugo tame medyne. Kad ir šitame medyne jūs matote kaip tik tai įvairaus amžiaus medžius. Čia jau yra ir brandžių medžių, ir jaunesnių medžių. Ir aišku, galima palaipsniui šitos vyresnio amžiaus brandą pasiekusius medžius išimti. Kertant šitais kirtimais, sąlyginai taip turėtumėt jau ir matyti, kad
medyną reikėtų dalinti į tokias 3 dalis. Tai yra viršutinė medyna, vidurinė medyna ir žemutinė medyna. Kadangi šituose dalyse auga skirtingo amžiaus, daugiau mažiau skirtingo amžiaus medžiai, tai viršutinėje dalyje vykdoma medžiapjūtė, vidurinėje dalyje tie, kurie vidutinio amžiaus medynuose atliekami ugdymo kirtimai, tai yra retinimai, einamieji kirtimai, ir žemutinėje dalyje yra atkuriamas medynas ir formuojamas būsimas medynas, būsimo medyno rūšinė sudėtis. Tai išeitų, kad mes vertikalia kryptimi atliekam iš karto įvairius miško kirtimus. Na ir grupiniai atrankiniai kirtimai. Grupiniai atrankiniai kirtimai visumoje labai panašus kaip ir grupiniai atvejiniai kirtimai, tik tai čia yra grupės daromos mažesnės, jų ribojamas plotis iki 10 arų, skaičius 5-6 grupės, bet tai nebūtinai, kad 5-6 grupės vienam hektare. Čia turėtų susidaryti iš tų grupių nedaugiau kaip 20% reiškia šito biržės to kirtimo ploto. Na ir jeigu netgi ir kertant grupėmis, net jeigu ir nėra pomiškio, galima tą pomiškį dirbtinai įveisti toje grupėje, paauginti, toliau tą grupę plėsti, nes tai yra, reiškia, apsauginiai ekosistemų apsaugos miškai ir panašiai, kur reikia, kad būtų ta išsaugota miško aplinka. Kad nepaminėjau, kad reiškia iškertama nedaugiau kaip 30 medynų. Tiesa, minėjau, kad 30% medyno tūrio, ir kad skalsumas turėtų būti nemažesnis kaip, reiškia, 0,6. 3-4 grupės sukirtimu ateit kas 5 metai, o antros grupės, kas 10 metų. Taip, dabar, reiškia, kiek galima iškirsti privačioje valdoje. Aš truputėlį viršiju laiką, bet mes galbūt dovanosit, aš dar noriu pabaigti. Tai reiškia, jeigu miškotvarkos projekto nėra, pagrindiniai kirtimai draudžiami išskyrus 3 ir 4 grupių miškuose, jeigu yra, reiškia, inventorizuoti gryni baltalksnynai, drebulynai ir blindynai, kuriuose, reiškia, sudaro tos 76% viršutinio ardo. Toliau 3-4 A miškų grupės mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių, blindžių kirtimą atrankinės atvejinės pagrindinės kirtimais. Ir kur žemės plotuose, kur miško žemė užima iki 3 hektarų ploto. Kirtimus 4B grupės miškuose, tik tai 4B grupės miškuose yra nustatytas 15 metų kirtimo amžius. Norma, kiek galima iškirsti miško savininkui, jeigu neviršė 3 hektarų, gali būti net ir iš karto iškertama.
jeigu 10-mečio norma nuo 3 iki 6 per 2, jeigu iki 10 3, daugiau kai 10 per 4 metus. Taip, parenkant miško kirtimo būdus, aš visuomet sakau, kad reikia išnaudoti savaiminio žėlimo galimybės, nes vis tik tai yra genetinis fondas, kurį reikėtų kaip galint išsaugoti. Visais galimais atvejais, kad būtų tapatinama su sklypo ribomis biržų dydžiai, nes dažniausiai tai ir susiję su augavietėmis. Dabar paliekami biologinės įvairovės medžiai. Tai būtų drevėti, senesni medžiai, taip pat pušies, ąžuolo, kietųjų lapuočių medžiai, iki 10 viename hektare. Jeigu plotas yra mažesnis, tai tada paliekama 3 medžiai. Dabar atsparių vėjų, neatspariuose vėjų augavietėse reikėtų palikti tokių atsparesnių medžių, vėjovartai medžių grupės. Tai dažniausiai ąžuolą, guobiniai, jeigu jie dar gyvuoja kažkur tai pas jus miškuose. Taip pat nekirsti kirtimų, plynų ir neplynų kirtimų aplink retų paukščių lizdavietės. Ir atrankiniuose kirtimuose taip pat reikėtų palikti ne mažiau kaip 3 minimalų pagrindinio kirtimo amžių pasiekę ir storesniniai, vidutiniai medžiai vienam hektare. Linkiu sėkmės darbuose, dabar pažiūrėsiu, ką jūs parašėte, kad galėčiau galbūt jums atsakyti klausimus. Tai dabar aš dar norėčiau, jeigu jūs mane girdite, tai norėčiau pasakyti, kad kitas užsiėmimas bus apie miško ugdymo kirtimus 28 dieną, 4 valandą. Šitas projektas, jeigu jūs neturite miškotvarkos projekto, jūs galite kreiptis paprastai, miškotvarka yra inventorizavusi 4 visas ir privačių miškų valdas, ir ten yra nustatytos grupės, kuris, jeigu jūsų kvartalas priklauso 4 miškų grupiai, matomai ir jūsų valda taip pat yra 4 miško grupėje. Kokie galėtų būti neigiami atrankinio kirtimo padariniai? Atrankinio kirtimo, jeigu jūs neviršysite tos procentinės dalies arba tos skalsumo, kur lieka, kur prašoma palikti, tai tikrai nepadarysite didelio nuostolio. Netgi vokiečių miškininkai buvo savo laiku perėję prie, tik tai jie trumpą laiką, bet beveik prie ištisinio atrankinio tokio miškininkavimo. Ir
aišku, tada paimti ten vieną ar kitą medį iš medyno, tai galbūt ir yra neracionalu, tačiau privačiam miško savininkui, kuris turi vidutiniškai 3 hektarus arba ten ir 1 hektarą miško, projektuoti plyną kirtimą arba net ir atvėjinį kirtimą, kur paprastai šitas visas stambus medynas yra nukertamas ir lieka tik tai jaunuolynas, tikriausiai nėra labai racionalu. Todėl, sakyčiau, nereikės, taikant va tokį atrankinį kirtimą, nereikės važiuoti pas kaimyną pirkti malkų turint savo mišką. O kadangi galite paimti 3 kubinius metrus, tai čia liktai ir savotiškai yra tokio viena tokio atrankinio kirtimo formų. Sakėt, tose pušynuose tą kirtimą, taisyklės numato, kad taikyti plyną kirtimą. Todėl, kad nusakinti pušyną jau būna, sakyčiau taip, biologiškai pavargę. Ir tos jau senosios pušys, o jos jau būna turbūt virš 150 metų, dažnai nereguliariai dera arba net ir visiškai nedera. Ir buvo netgi darytas toks tyrimas, kadangi dalis šitų Labanausko atvėjinių kirtimų nepasisekdavo, tai kaip tik tai tokiuose medynuose dažniausias variantas. Tai gali būti, kad 3 kubiniai metrai iš hektaro yra leidžiama miško savininkui ir iš valdos ne daugiau kaip 15 kubinių metrų. Tai savaime aišku, kad jūs čia galite taikyti ir šitą atrankinio kirtimo tą principą. Marius dėkoja. Nežinau, ar aš jums atsakiau pilnai į visus klausimus, bet jeigu kokių specialių, reiškia, tokių klausimų turite, tai galite taip pat parašyti ir mano adresu, arba net ir telefonu galite į Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją pasiskambinti. Aš taip pat ir konsultuoju privačioje miško valdoje, dar vyksta projektas. Jeigu pageidautumėte, tai galėčiau ir jums padėti šito klausimu. Dėl leidimų, tai vis tik tai visais atvejais jūs per daug, kaip sakoma, nežaiskite. Leidimai pas, reiškia, tenai, jeigu reikia jums visada, jeigu yra galimybė, visada jums bus išduotas, o be leidimo yra tos, reiškia, galimybės kirsti ir be leidimo. Jaunuolyną galite ugdyti, vėjavartą paimti, sausuolį, kur aiškiai matosi, kad jūs nedarote pažaidų savo plote.
Ačiū Jums už aktyvų dalyvavimą. Na, nežinau, gal dar bus klausimų. Nu tai tuomet viso geriausio iki kito karto.